Futbolo klubo Nevėžis pagrindinis rėmėjas uždaroji akcinė bendrovė Vesiga. Jos direktorius Saulius Grinkevičius domisi ne tik kaip sekasi žaisti pirmojoje lygoje suaugusiems, bet ir rūpinasi pačiais mažiausiais. Dovanojo futbolo aprangą. O kada matai pirmokėlius, kurie jau moka žaisti futbolą ir mėgsta futbolą, tai tikrai yra džiugu ir galim tada drąsiai sakyti, kad ir mūsų suaugusių Nevėžio komanda tikrai ateityje turės pamainą, turės tuos, kurie galės žaisti ir suaugusių futbolę. Aš galvoju, kad ypač tokiem mažiem sportininkam, tai tas parodytas dėmesys, sakysim, kad ir vienodos tos tašytės su treningais, tai jiem, man atrodo, tai yra didelis stimulas ir dar didesnis noras žaisti futbolą, treniruotis, nesėdėti prie kompiuterio, o būti lauke, sportuoti, nes aš įsivaizduoju, kad sportas, tai tie vaikai, kurie užsiima sportu, tai jie gyvenime tikrai pasiekia kur kas geresnių rezultatų negu tie, kurie to nedaro. Pačių mažiausių treneris Rytis Šležys sakė, kad iš jų išaugs puikūs sportininkai. Tik reikia šiek tiek kantrybės. Taip, siurprizas tikrai malonus, o komanda mūsų tai tikriausiai pati jauniausia Kėdainiuose, tai 2003 ir jaunesni vaikai. Mes pradėjom sportuoti spalio mėnesį, tai jau dabar kiek čia praėjo apie 9 mėnesius. Dalyvavom keletą turnyrų, dabar vėl ruošiamės išvažiuoti ir taip pat ruošiamės Kėdainiuose. Mūsų rėmėjai mums padeda organizuoti turnyrą. Aš manau, kad ir visos aprangos, ir turnyrai, jiem labai tikrai masina, nori eiti, kadangi tokie mažiukam dar čempionatų nevyksta Lietuvos. Tai vien treniruotės nuobodus dalykas. Tai pirmi žingsniai jų futbolo aikštelėse, jiem daug reikia aiškinti. Treneriui reikia daug kantrybės. Ir merginų turit? Taip, turime 2 mergaitės, jos šiek tiek vyresnės keletą metų, bet atėjo mergaitės, nori treniruotis, nori dalyvauti turnyruose, tai tikrai priėmėm ir neišvarom. Ar būsimų čempionų, būsimų žvaigždžių auginat? Kaip čia pasakyti, dabar sunku dar pasakyti, bet jau tikrai yra berniukų, kurie tikrai įsiskiria jau, bet kai aš sakau, tai jie praėję prieš tai buvo kiemo mokykla. Kiemo futbolo. Tai tikrai labai jaučiasi. Jaunasis sportininkas Lukas naująją aprangą pasimatavo tuojau pat stadione. Ar gražu tau? Kas patinka, papa? Futbolas. Futbolas. O kaip ta apranga nauja? Gražiai man jinai. Gražiai. O kas tau futbole labiausia patinka? Treniruotės ar varžybos? Varžybos. O treniruotės? Irgi. Ar kamuolį spardai kieme, ar tik tai per varžybas ir treniruotės? Treniruotės ir varžybos. O kieme? Namuose.